Sveiki, tai matome teismo salėje. Sutikome su Tommy Diglu, kuris nužudė Rokeks žmoną. Dėl to ir pakalbėkime Tommy advokatą Kremai. Kaip vertinate šitą situaciją? Koldūnų paką nupiso. Kokių dar koldūnų? Ką tik viskas dėl koldūnų. Aš atėjau dėl koldūnų, kokia dar kurva žmona jau 3 metai kaip pakasta, blė. Bet taigi jūs negavote teismo nuosprendžio. Tommy, kaip galvojate, kiek metų sėsite už grotų? Aš negalvoju, kad sėsiu. Kodėl? Jūs kaltinamės už rimtą žmogžudystę. Už koldūną? Koldūnų išprievartavimą. Taip, jūs teisus. Gerai, pakalbėkime Rokeksai, kaip jautiesi? Nuskriaustas. Taip, skvadai, ką gali pridurti prie Rokekso žodžių? Taip, kadangi buvo 2001 naktis, žiema, naujieji metai, ir kaip Tomis atėjo girtas pagal mano klientą liudijimą pas juos į namus, jis turėjo didelį šautuvą ir jis jį išsitraukė iš kišenės ir šovė tiesiai į veidą. Ir tada jis dingo. Po 3 dienų atėjo, pasiėmė kūną ir išėjo. Suprantama situacija, viskas gerai. Teismas nusprendžia Tommy Diglas 2 metams sėdo už kalėjimo. Pareigūnai, išveskit jį. Valio! Išves, o nesai. Sėdė ant dviračių. Visi išvedu. Dėkui. Važiuojam. Dėkui. Va, Davai dabar pisi į upę. dabar į upę važiuoju. What the fuck? Kaip jis taip? What? Jo, įmes.